stengiamės, aišku, mes visas rungtynės, galiu tik pasakyti, kad prieš tokią komandą dabar, kokia yra Sirenos, kai nėra išryškinto 5 numerio, yra labai sudėtinga žaisti, nes praktiškai visos žaidėjos ant perimetro ir jeigu mes išleidžiam aukštesnės žaidėjas, mums reikia gaudyti tas mažytės. Tai yra tikrai tokia nestandartinė, vadinkim, komanda. Aišku, čia mes padarėm 32 klaidas, čia, aišku, antroje pusėje, čia siaubas, pavadinkim, negalim taip atsipalaiduoti. Aš Rūbinė ir sakiau panelėm, kad negalit net minties prisileisti jokio atsipalaidavimo, nes gali kitą kartą taip skaudžiai nubausti, kad paskui mums bus labai, labai nesaldu. Tai va, tik atvirai, jeigu galiu tik tai pasidžiaugti pergalę ir pirmos pusės komandos žaidimu. Antra pusė manęs tikrai netenkina žaidybinė kokybė, ką mes demonstravom, tai čia manęs kaip trenerio tikrai netenkina. Pasikartosiu, galiu tik pasidžiaugti pergalę. Bet antra pusė sugadino visas rungtynės. Aišku, džiaugiuosi, pergalė yra pergalė. Varžovas šiek tiek nestandartiška komanda, prieš kurią sunku žaisti, bet turbūt puolime, bent jau Lauras Rytis šiandien buvo ta žaidėja, kuri nuskubėjo imtis iniciatyvos, žiūrint ir statistiką ir patį žaidimą. Taip, aš akcentavau ir mes ruošiamės, reiškia, kadangi jos neturi 5 numerių, tai mes ir ruošiam Laurą, vadinkim, arba 5 numerius, kad bandysim taškus pelnyti per didelius žmonės. Aišku, jeigu ten dvigubins, tada atsirištų rankos mūsų mažesniam žaidėjom. Kaip ir minėjau, kad tikrai Sirenos turi gynėjų grandį gerą, bet tenai yra pas juos kol kas bėda. Tai mes tą išnaudojom, aš džiaugiausi, kad Laura sužaidė geras rungtynes.